Labas rytas žvejai. Šiandieną gaudome taikę žuvį nuo krantinės. Va. Žvejyba paprasta. Sėdi va sau ramiai ant kėdutės. Jokių tolimų metimų kažkur ten nereikia. Va, brač. Nuspyriau, buvo kibimas. Va ir žiūri ant galiuko. Grinai. Triukt. Ir savo traukė. Iš pradžių, kol atradau, kaip čia jas pagauti, reikėjo pavart kokių 15 minučių, nesupratau, tik gilį nusireguliavau, kol tai dar kažką. Bliam, nepakirtau. O, ant kitos. Kas čia vyksta? Nepakirta. O, kita nenuskęsta. Meškerių čia ilgų nereikia. Trumputės meškerytės. Valas, jeigu ten nesukit galvos, nes vieną užsidėjau ploną, jau čia sakiau, bus gerai. Nereiks šito plono valo. Kažkaip nebenuskęst, nesuprantu. Kažko nenori nuskęst mano valas. Taip. Skaitykit, per valandą galim pasižiūrėti, kiek jau esu pagavęs. Vėją, pažiūrėkit, turim. O bango šiandien. Kur tau matęs? Va. Kiek žuvies. Jau kokį kilogramą kuojyčių turiu. Jau smagu. Einam pasižiūrėsim. Žiūrėkit, koks vėjas. Kuršių marios. Kosmosas toks, kad eina savo. Žiauriai. Va. Čia kai teškia, tai net pakojom priteškia vandens. Vienu žodžiu, piktos marios šiandien. O mes čia ant krantinės, tarp laivelių, savo taip ir žvejojom. Na ką, reikia įdirbti, toliau gaudyti. Ką pastebėjau, nustoja biškį kipt. O, kibimas. Buvo kibimas. Ką pastebėjau, nustoja biškį kipt. Kukulį jauko įmeti. Ir vėl yra. Atbrač, buvo, pabėgo. Andrius va irgi va sėdi. Gaudo žuvį. Vėjas toks biški rankom šalta. Nu viskas, nieko čia mandro nėra. Pasidariau va samtelis, gal užkips kokią koją labai didelę. Bet kol kas tokios va, po 200, po 300 gramų kažkas kimba. Ir gerai, kimba ir smagu. O Andrius pagavo žuvytę. Sakoma, ne po kilograminės kuojos, bet smagu, ne? Gerai. Eisiu biškį jauką, parodysiu, kokį naudojam, kokį pasidarėm namie. Va tuoj. Skuta žvejyba tokia įdomi, labai vėjas didelis, baisiausiai. Tai gerai, kad jis į nugarą pučia, o ne į veidą. Va, jaukas toks. O, namie susimaišėm kukurūzo. Kaip sakoma, biškutį. Ir kvapas čia, aš nežinau, toks šokoladą kažkokį. Tai realiai va. Prie kranto įmeti vieną kukuliuką, kitą suaktyvėja. Kuoja didesnės tada biškį ateina. O jau, kas sakau, iš vakaro užsimirkėm. Užsimaišėm, kad čia nevargt. Tai visas jisai yra išbrinkęs gerai, kada iš vakaro užsimaišai gražiai išbrinksta, kaip sakoma, teisingai. Atiduoda visos dalelės, išsipučia tiek, kiek reikia, kaip aš ten sakau. Nesu čia kažkokių jaukų didelis ekspertas, bet stengiuosi, jeigu galiu, tai iš vakaro. Tada jisai visas išsipučia, atiduoda visos dalelės, sakau, visas savo turbūt gerasias tas savybės ir tada liuks jaukas. Svarbiausia ten labiau neperdrekint ir geriausia įsipili kilogramą. Kai aš sakau vakar, įsipėlėm buvo daug mažiau. Ar teisai išsipučia.
Ir tampa jau daugiau. Masę tokią padariau. Nei labai ten lipnė, nei labai byrė tokia vidutinė. Va, po 2 kukuliukus pliumpt ir bus to įkibimų. Va, Andrius kokią ištraukiam, žiūrėkit. Andrius kuojų siaubas yra. Lupa vienu po kitos. Pasirašiau samtelį, sakau, bet samtelį dabar sudėsiu, čia nereikia. To samtelio tokiam kojam labai puikiai išsikelia. Tai va, biškį apsvarkysiu. Ir irgi kipsiu stipriai dirbti. O, kibimas buvo. Baliamba. A kibimas, tai sakau, va, galiukas. Pim, pim, pim. Labai viskas paprastai. Nei jokių mes čia sargelių nedėjom, kiti užsideda sargelį, tokį žemynį ant galo. Irgi visai gerai, patogu. Aš tiesiog žiūriu į meškerę. Jeigu lanksto, tai kertu. Kuršių marios šiandien piktos. Daug žvejų ateina ir išeina. Sako, labai didelis vėjas šiandien. Nu jo. Gerai, kad Andrium sakom, sudėjom šituos žieminius kostiumus, dar norėjom kažkokiais paprastesniais, bet dabar pats tas, ne? Žieminis gerai kostiumas. O, kažką pakirtau. Šitą reiks paleist. Už užpakalio pakirtau. Nesiskaito nelegaliai. Oi, cirkai. Pabandysiu kukurūzą. Sakau, gal didesnis keps. Bus matyt. Va. Metimas tolimas. 3 metrų metimas tolimus, kaip aš sakau. Va, pasistatai. Ir viskas, ir žvejyba vyksta. Reikia tuoj dar kitą meškerę susitvarkyti. O, blemba, liktai buvo kibim. Oi, vos dar nesupainėjau. Būčiau čia pridaręs. O, labai gerai tie stuveliai, va. Pasistatai meškerę. Kibimas. Tuoj. Kibimas buvo, bet... O. Truk tik tai. Patrukčiojo ir viskas. Kažkaip čia dabar. O, yra. Žiūrėsim gal ant šito, ant kukurūzikų. Blemba vėl už užpakalio. Čia dabar vyksta. Paleist reikia, už užpakalio negalima. Oi, cirkai. Tiesmė pastebėjau, kad jau kovą įmetė. Iškart kibimas suaktyvėja. Gal įsišers. Didesnių dar ateis gal žuvų. Reikia va paimti, va ir čia pabandysiu. Ant 2 pabandysim kabliukų kukurūzą dėti. Žiūrėsim, ar čia duos naudos, ar neduos. Tenkšt. Andrius pabandė suplūdę, bet suplūdę kažkaip nelabai. Kibimai ten kažkokie tais, kad būtų. Galvojom smagiau, aišku, suplūdę. Nerimai viskas matyt, bet čia kažkaip labai gerai ir taip. Tai va. Pradėjau gaudyti ant kukurūzą ir pradėjo kipt. Biški didesnis, didesnis. Vietinis buvo atėjęs žmogus, tai sakė, prieš savaitę labai buvo didelis. O ką aš dabar pagavau, tai prieš savaitę čia buvo mažiausia.
A dabar didžiausia. Na ką darysi? Na, pradėjo kipti ant kukurūzo. Kas smagu. Kukurūzo žuvaujant. Rankos švarios. Tenkšt metimėlis. Apa. Kitą žiūriu irgi jau. Banda kipt kažkas. Nepakirtau. O, tuščias kabliukas. Nuėdė. Nieko. O, brač nespėjo jau su 2 meškerėm. Tai vieną traukia, tai kitą. Greit dėdam. Dėdam kukurūzį ir metam. Kukurūzą aš nežinau, kaip jūs verit, va, bili kaip. Užveriu, kad kabaliuotų. Ir visio. Metimas. Tink. Va, ant klipso užsiklipsavęs valą. Viskas atreguliuota. Dedi ir laukia. Kažkas čia patampė. Tokia tai žvejyba hibrytė. Smagi labai žvejyba. Jeigu atvirai, visai įdomu. Svarbu, kimbai gerai. Dydžio nepasirinksi. Vieną dieną mato didelės ėjo, dabar mažesnės eina. Kokios eina tokios. Kas labai patogu, nuo tokio kranto gaudyti, tai va meškerytės, va šitas. 1,62 m ilgis. Trumputės. Labai gerai. Labai smagiai. Nereikia kažkokių tai teleskopų baisilinių tystis. Lengvos, mažos. Paėmė va savo. Pasidėjai. Tokias pusiaukai žemynės. O Andriuskų tai lupa. O. Irgi jau antrą meškerę užsimetė vyras. Kaimynai va atėjo. Vienas, dar kitas toliau žvejys. Krantinė biškį pildosi. Va dar žvejai ateina. Moteris. O, smagu. Toj žuvausim kompanijoje, kaip sakoma. Bus daug žvejų. Brač. Kas čia? Nuėdė kukurūzą. Tuoj iškabinsim naują kukurūzą. Ir vėl mesim. Pabandyt gal 2 kukurūzus uždėti. Nesušalo dar. Labą dieną, ne? Jėzau, rytą, ką mes čia sušalom. Tai iš ryto šalta buvo. Nu, Dabar jau iššilo. atvažiavom tiek anksti. Vėjas didžiausias. Va. Žvejų daugėja. Smagu. Kogi ne? Laiką praleisti. Žvejyboje yra labai gerai. Pabandys 2 kukurūzus uždėti. Vieną į kitą pasižiūrėsiu. Ant 2. O ant kitos kimba meškerės, kol aš pliurpiu. Blin. Irgi nepakirtau, o bet dar nenuėdė. Gerai. Tai va. Sugalvosit kažkas, sakau, kojyčių pasigaut. Tikrai smagu, va, nuo krantinės atvarai, savo žvejok. Labai faina. Kad šitas vėjas didelis, tai čia nereikia bijot. Apsirengėt kokią neprapučią mano, kaip saka, mano vėjo prieš vėjinę striukę ir liuks. O, Andriui kimba kažkas, matau. Gauda Andrius. O, taip ir varom. O, kokia. O, tai jau normaliai. O, čia jau šiandienos didžiausia. Andrius gauda pagal ūgį, kadangi jis didesnis, tai jis didesnės ir gauda. Jau nieko, va tokios jau nieko, ne? Mažu da pradės didesnės gal kaip matysim. Nu čia dabar, kaip aš jų nepakertu. Nebemoku pakirsti. Iš tikrųjų kažkaip neužsikerta jau kelinta žuvis.
kažko nenori nuskęst, čia nenori nuskęst. Pažiūrėt, gal nuėdė. O, tai kad čia tuščia. Sakau, nenori nuskęst, kad čia nieko nėra. Nuo kabliukų viskas nuvalgytam. Šiandien kukurūzą smagu gaudyt. Švari tokia ganėtinai žvejyba. Dėsim didesnį mažų. Žuvis didesnė gal bus. Pamatysim. Kukurūzai. Kojų skanumynas yra kukurūzas. Žik. Pasiknysim biškį dėžutėj. Paieškosiu gal didesnių kabliukų. O, Andrius lupa. O, kokia. Va, jau čia kuoja. Ne lašiš. Nu, ne lašišos, aišku, pripratai. Po 10 kg, bet tokia jau graži. Tokios geros. Biškį, sakau, uždėti reikia didesnis kabliukus. Užrišau pinhuką 12, tai man jie mažokė. Va, karalis kur daro, galva tokius uždėsiu didžiulius. Tai kaip kalsta iš karto pasikirs. O, turiu ir čia dar didesnių. Visko mes turim. Manau, šitie turėtų būti pats tas 10. Tai va, pabandys toj pridėti didesnį, nes ne, sunkiai pakertu. Kimba, bet nepakertu, gal per maži kabliai, sakau. Kažkas judina, matau. Vieną meškerę reik pajudino. O, yra. Valio. Turim koją. Nu ir liuks. Iškivalą atleisti. Kokios kimba tokios. Noris, aišku, didelių labai, bet gerai ir apskritai, kad gerai, kad kimba bent kažkas. Rankšluostį va gerai turėt, rankas nusivalai. Labai gerai. Visi žiūri, pradėjo lūpt kojas. O žmonės irgi traukia. Smagu, visiems kaip pradėjo įsidenojo. Gerai. Prisirašau didesnius kabliukus. Bandysiu dziką. Ką? Jo. Uždėjau didesnį kablį, gal geriau pasikirs. Vis matyti, kokia čia nauda iš to. Gal bus nauda kažkokia. Ant vienos padidinau kablius meškerės, tai pakirs padėjau daugiau. O. Nepakelio, girdi. Duplėtų varau. Duplėtais varau. Va, jau šitą jau graži kojela. Jau smagu. Va, kabliukų pakeitimas davė savo. Iš tikrųjų, labai liuks. Gerai. Vytinsim, krepšelį pildam pabiškį. Panašu, kad ryšim ir ant kitos toj meškerės tą patį, nes pakeičiau kabliukus, sutrumpinau pavadėlius ir prasidėjo veiksmas. Labai smagu. O tenais, kur ant seno, kur paprastas kabliukas žiūri nelabai. Vienu žodžiu reiks pakeisti į spalvotus. Tuoj parodysiu, kokie kabliukai. Va. Tokie va su papuošimais. O, vėl kibimas.
kol rodau. Yra. O, prasidėjo veiksmas. Nedidukė, bet veiksmas prasidėjo. Labai gerai. Tai va, pietai. Jau kaip sakoma, žvejojom jau apie 4 geras valandas. Ir smagu, nu. Nėra tų didžiųjų, kaip labai norėtųsi, bet... Jo, visi ateina ir pasakoja istorijas, kaip čia praeitą savaitę visi traukė didžiausias. Jo, visi istorijas pasakoja. O mes pavėlavom ant savaitės. Mes gaunasi pavėlavom, bet vis tiek, nu, svarbu kimba. Blemba, man Būna, sakė, dienų, kad visai nekimba ir... Tai... Tada iš vis būna liūdna. O dabar vis atradom, kaip kabliukų perišom. Prisipažinsim, prisirišom didesnius, 10 netgi ir 8 numerio užsirišau kablius. Tada geresnis pakirtimas. Ir, pavyzdžiui, labai gerai ant kukurūzo kybo, o mum, pavyzdžiui, tik ant zyko. Kukurūzą dedam, pasigauna, bet labai reta tokia, didesnė. Kimba, bet reti. Jo. Tai jo. Reti kibimai. Ir reikia jaukinti. Kokių kas 20 minučių vis kukuliuką įmeti. Nes jeigu tik nebejaukini, irgi nustoja kibti visai. Na tai čia kažkoks man mazgas susirišo, blemba. Ai, va, Snarpliai. Ne, atsiriš. A. Susipainė. Ir plus kibimas irgi tokiom bangom užeina. Užeina, pakimba, vėl nustoja. Bet kas smagu, kad saulė va išlindo, tai dabar taip šilta, gera, sėdim. Šiaip realiai fainai. O, kibimas. Vėjas biškė primo. Skambina. Tai va. Jo. Vėjas biškė primo, bet nėra, kad jis labai jau čia norimo. Visą dieną vis tiek ošė, labai džiaugiamės, kad žieminius kostiumus susidėjom, tą galvojom, kokius vasarinius. Ne, vasariniais čia ne kažką. Gerai. Yra. O. Nu va. Nu, mums šiandien čia didelė. Žmonės, kur ateina, sako, praeitą kartą tokios buvo mažiausios. Sai normali takuoja, ką čia. Galima gaudyti. Va, parodysiu ekranui. Va. Nu, pagavom didesnių keletą, negali sakyti, kad visai... Net pagavom didesnių. Kad jau visai nieko. Tokie reikalai. Realiai, nu ką, visai smagu. Nėra, kad mes tušti. Viskas gerai, va. Vieną kitą užkimba vis. Žvejojam. Apatinį kabliuką leidžiam ant dugno. Tada švinėlis aukščiau kabaliuoja. Ir viršutinį. O, dar yra. O, blemba, jau didesnė, daug. Čia jau smagesnė. Kai vietiniai sako, mažytė, žiūrėk, 2 kabliukus surijo būdą. Aik, tu sa. Net prieš kamerą, žiūrėk, reikia parodyti. Pažiūrėkit. Abu kablius. 2 kablius. Čia geras. Alkana. Čia geras. Na va, taip ir gaudom savo po truputį, vieną žuvytę, kitą žuvytę. O, ir pas Andriuo. Nu, tai mažesnė, tai didesnė, o ką? Svarbu, kažkas kimba. Liuks. Jo, svarbu judesys. Na ką, vyrai baigė žūklę. Jo. Ir pasakysim, po pietų. O. Ir baigiam žūklę per patį kibimą. Taip, visi sako, ko jūs važiuojat namo. Bet mum iki Vilniaus dar važiuoti iš Nidos yra nemažai. Jo. Realiai pagavom tą, ko norėjom. 10 kg pasigavom. Pasisūdysim. Visą kitą paleidom. Jeigu taip atvirai, tai 20 kažkokių kilų tikrai pagavom. Tikrai bus, jeigu ne daugiau. Atsirinkom didesnės žuvytės. Nu, didžiausias išsirinkom. Ir grinai pasivytinsim. Šiaip smagu. Nebuvo ten tų po pusę kilo, kaip tu vadini. Nu, kelios gal. Kelios buvo tokios jau normalesnės. Praeitą savaitę čia po kilogramą gaudė, po 800 gramų, tai šiandien to nebuvo. Tai va.
Viskas, nu ką, sakysim, Nidos hosteliui ate ir turbūt gal kitais metais atvyksime. A gal kokių karosų, gal kokią ešerę atvarysim. Jo, nu, matysim, sugalvosim. Nidą gal į Juodkrantę. Kas smagu buvo, kad ne kukurūzos, o dzikas veikia. Taip gavosi, sistemėlė tikrai veikia. Ir didesni kabliukai būtent su fosforiku papuošti. Čia buvo išsigelbėjimas, nes iš ryto gaudėm paprastai, tai ne ką, ne kažką. O paskui susirišom didesnį kablį ir prasidėjo kibimas. Vietiniai keli net jau pykt buvo pradėję, tai Davėm kabliukų. kabliukų davėm draugiškai irgi pradėjo gaudyti. Matot, reiškiasi, visko reikia turėti, tų kabliukų reikia turėti, nes veikia tikrai. Prašai, jeigu būtų tik taip paprasti, būtumėm parūkę irgi. Jo. O čia ir dupletų buvo, ir visko. Jo, dupletų daug buvo, man Okei. prie galo, tai iš viso traukiu. Kiekvienas realiai metimas. Andrius šovė gerai. Du. Kaimynas šalia sėdėjo, aš jau žiūriu, piktai į mane žiūriu. Akis trukčioja kaimynai. Sakom, imkit zikų, davai, nes zikų hebra neturėjo, čia visiems kukurūzo gaudo. Kukurūzo, jo. O šiandien, nu, mažesnės, aišku, bet Nu, bet bent nebuvo kibo. tų žadėtų, žinai, kilograminių. O Nu, ką tai darysi? tokias gerai, o kas po Gerai. 200 gramų čia Va. liuks, va, kojas. gerai. Šiaip tikrai visą dieną sportavom, nuo pietų apskritai buvo gerai. Tai vat, džiaugiamės. Vienu žodžiu, ate hebrytė, mes judėsim į Vilnių. Iš Nidos tolimas kelias ir toj darbai. O kaip sakoma te ir Nidai ir su jumis susimatysim jau kitose kažkur laidose. Nežinau, net nežinom dabar ką gaudysim, bet gal žiobriai, gal karšiai. Norų daug. neaišku, Kažką ką sugalvosim. Panašu, kad baltą gaudysim žuvį, a kokią bus matyti. Tai iki. Nu jau dabar tikrai viso gero, Nidai. Išplaukiam. Bet tikrai dar grįšim.